Įsisąmoninkite savo kūno padėtį. Pajuskite, kaip jūsų kūnas liečiasi su sėdyne, kaip jūsų rankos liečia vairą, pėdos liečia pedalus ir kilimėlį. Kelis kartus giliau įkvėpkite ir iškvėpkite. Įkvepiam orą per nosį, išpučiam per burną. Iškvepiant stenkimės atpalaiduoti savo kūną tiek, kiek šiuo metu išeina. Kamštis tai laikina situacija, kurios negalime pakeisti. Mes galime tik pasirinkti, kaip reaguosime ir kaip elgsimės jame. Kamštis yra laikinas ir jis praeis. Kviečiu jūs skirti laiko nusiraminimui ir pabuvimui su savimi, su savo kvėpavimu. Tad giliai kvėpkite ir iškvėpkite. Pabandykite sulėtinti savo kvėpavimą. Įkvėpkite per nosį skaičiuodami iki 4 ir iškvėpkite per burną skaičiuodami iki 6. Įkvepiam 2, 3, 4. Iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6. Dar kartelį įkvepiam 2, 3, 4 ir iškvepiam 2, 3, 4, 5, 6. Toliau galite neskaičiuoti, tik pasistengti giliau įkvėpti ir lėtai iškvėpti. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir dar kartelį. Įkvepiam ir iškvepiam. Kiekvieną kartą iškvėpdami, leiskite įtampai išsisklaidyti. Nuleiskite pečius žemyn, atpalaiduokite kaklą. Ir dar kartelį giliai įkvepiam ir lėtai iškvepiam. Kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas yra žingsnis į vidinę ramybę nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių. Įkvepiam ramybę ir iškvepiam įtampą ir nerimą. Įkvepiam ir iškvepiam. Kartokite šią praktiką tiek, kiek reikės. Ir dar kartelį. Įkvepiam ramybę ir iškvepiam įtampą. Paleidžiam ją. Padėkokite sau už šią praktiką, už pastangą sukurti ramybę, lėtai judant kamštyje.